O dabar tai nesupyksta jaunoji mano kolegė Giedrė, aš noriu pažiūrėti, kaip jai seksis įveikti vieną didžiausių žmonijos baimių. Ta baimė turiu ir aš. Tai aukščio baimė. Tiesa, sako, tuo metu įgytas adrenalinas nekenkia, priešingai, jis sako, gydo. Tai kviečiu dabar į tokį smagų parką, kuris vadinasi Kar-Kar. Nežinau, vis laik turiu klausimą, kodėl niekada Henrikas nesifilmuoja čia? Vat kodėl, pavyzdžiui, Henrikas negalėtų? Va, prašau, čiuožt, važiuot. Taigi prašom. Duokite man ranką, duokite ranką. Labai gerai, šaunuolė. Ir kokie įspūdžiai. Stokitės. O Jėzus. Labai gerai. Nerealiai. Šiaip jau įranga tikrai profesionali, alpinistų. 13 skirtingų sudėtingumo trasų. Ten, kur leidžiama pasportuoti vaikams, leidžiama tik su priežiūra. Ir dar specialus leidimas į supynėmis. Ir dar Tarzano šuolis. Ir unikalusis BMX dviratis ant lyno ir, na tegu pailsi Giedrė, metas trumpam interviu. Klaipėdoje esam vieninteliai, vieta labai palanki, ne tik miestiečiams, bet ir miesto svečiams, kurie važiuoja prie jūros. Jie gali sėkmingai prieš jūros malonumus ar po jų užsukti, pailsėti. Kada pakaušio svilina 32 ar daugiau laipsnių temperatūros, pas mus yra medžių paunksmėje tinkama vėsa ir tinkama vieta karštą dieną ateiti ir būti. O kaip kilo jums idėja tokį parką įrengti? Kodėl taip sugalvojot? Idėja buvo miesto savivaldybės specialistų. Jūs tarsi tą idėją įgyvendinote, ar ne? Nes idėja nieko neverta, kol jų neįgyvendinote. Absoliučiai taip. Buvo galimybė. Galimybė buvo bet kuriam miestiečiui. Mes pasikvietėm savo partnerius iš Druskininkų ir kartu su jais įkūrėm šitą parką. Ir tai turim dabar, ką turim. Tai kam yra čia pramogų? Ir vaikams, ir suaugusiems. Tai suaugusiems yra 13 trasų. 2 trasas turim išskirtinai nuo 16 metų, kurios yra, sakykime, paremtos jėga. Na ir 3 turim trasas iki tų 6 metukų, kur yra išskirtinai jau mažamečiams. Ir beje turim uždaro tinklo labirintą, kuris yra netoli mūsų. Žalias tinklas, tai yra jisai skirtas vaikams, kada jau jie turi šiokią tokią koordinaciją, tarkim apie 2 metukus. Dabartiniu metu labai populiarėja naktiniai žygiai. Bernvakariai, mergvakariai. Reikalui esant teikiam ir kavinės paslaugą. Jeigu yra bernvakaris ar mergvakaris, sakykime, su pasisėdėjimu, tai gali ir kavinukė veikti. Jūs sakėt, ir seniorams yra čia pramogų? Taip, senioram mes taikom 50% nuolaidą. Ir iš tikrųjų turėjom ne vieną seniorą, kurie dažniausiai su savo anūkais ateina. Pamenu, mano draugai iš Druskininkų minėjo, kad 72 metų seniorė praėjo trasas ir be jokių kažkokių tai papildomų emocijų, tiesiog, kad liktai tai buvo visiems kaip ir aišku. Nieko savo, žodžiu, čia sugrįžta jaunystė, taip? Taip. O brangiai kainuoja? Kainos yra labai konkurencingos, iš tikrųjų vienos mažiausių. O jeigu kalbėt apie parko dydį, apie parko galimybės, tai, sakykime, jisai yra vienas didžiausių vakarų regione. Kadangi yra tik tais pereitais metais spalio 20 atsidaręs, tai natūralu, kad jisai įrengtas laikantis naujausių technologijų, naujausių sprendimų, rungtinių sprendimų, kad tai būtų, sakykime, parkų evoliucijos prasme, kad tai būtų šiek tiek aukštesnis lygis, negu buvo kažkieno įkurtas prieš tai. Dar nepaminėjau, rengiamės šičia naktinį kiną.
Reiškia... Naktinį kiną laukia? Taip, laukia naktinį kiną ruošiamės įrengti dieną. Tai turėtų būti senoji geroji animacija vaikam. Ir suaugusiems. Man, pavyzdžiui, labai patinka. O suaugusiems vakare kino teatras turėtų būti rugpjūčio pradžioj. Parkas Karkar vienas didžiausių tokio tipo kompleksų Baltijos regione. Daugybė pramogų telpa į 1,3 hektaro plotą, o čia išlietą adrenaliną galėtume į cisterną supilsyti ir eksportuoti. Čia vyksta linksmi gimtadieniai, vardo dienos. Atsilankymas parke tapo bemaž privalomu švenčiantiems bernvakarius. Beje, ar tik ne prieš mergvakarį čia apsilankė Giedrė? Iki kitos laidos privalau tai išsiaiškinti.